Didelis dėmesys didžiuliam moterų sveikatos priešui, gimdos kaklelio vėžiui ir skiepams nuo žmogaus papiliomos viruso buvo skirtas simboliškai kovo 8 dieną Jungtinės karalystės ambasadoje vykusime forume Infekcijos nepaiso valstybinių sienų. Prieš forumą vyko trumpa spaudos konferencija, kurioje forumo šeimininkai ir lektoriai atsakė į žiniasklaidos atstovų klausimus. Forumą atidarė ir sveikinimo žodį tarė Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje Simon Butt. Jis pažymėjo, kad žmonija padarė didelę pažangą sveikatos bei ligų prevencijos srityje ir imunoprofilaktika yra svarbi šios pažangos dalis. Didžioji Britanija turi seniausias ir giliausias tradicijas kovojant su infekcinėmis ligomis. Šios šalies specialistai atrado pirmąją vakciną ir toliau lieka mokslinių atradimų lyderiai šioje srityje. Jis atkreipė dėmesį ir į skirtumus, kaip pavyzdį paminėdamas skiepų nuo sezoninio gripo apimtis vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių grupėje. Jungtinėje karalystėje šis rodiklis yra 75%, kai tuo tarpu Lietuvoje tik apie 20%. O dabar, gerbėjai žiūrovai, baigėsi konferencija ir mes turim labai garbingą svečią, kurį paprašysim padėti mūsų visiems būti budriems ir padaryti viską, kad skiepų pagalba apsaugoti savo ir savo artimųjų sveikatą nuo labai sunkių ligų. Mūsų pašnekovas, buvęs Šiaurės Airijos visuomenės sveikatos agentūros vadovas, daktaras Bill McConnelly, pasidalino Didžiosios Britanijos patirtimi vykstant imunoprofilaktikos sistemą ir pasidžiaugė, kad apie 90% mergaičių jau paskiepyta nuo žmogaus papiliomos viruso. Šioje šalyje už skiepus mokėjo valstybė. Čia didelis vaidmuo tenka vyriausybei bei sveikatos apsaugos politikams. Imunizacijos programos įgyvendimas, pasak daktaro, tai maratonas, o ne sprintas. Daktaras pabrėžė, kad mums visiems reikia nuolat mokytis, taip pat pasiremti kitų šalių patirtimi ir ją pritaikyti vietos sąlygoms, keisti požiūrį atsižvelgiant į pokyčius bei mokslinius tyrimus. Pranešime išgirdė, kad beveik 50% mergaičių Latvijoje jau paskiepytos valstybės lėšomis nuo žmogaus papiliomos viruso, pakalbinome Latvijos infektologijos centro direktorę profesorę Baibą Rozentalį. Šiandien Latvija gali pasigirti vienu geriausių nacionalinių skiepų kalendoriumi Europoje. Skiepijama prieš 13 infekcinių ligų. Džiugina ir skiepijimo apimtis. Profesorė Baiba Rozentalė tai iliustravo statistiniais rodikliais. 2010 m. rugsėjo mėnesį pradėjus skiepyti mergaitės nuo žmogaus papiliomos viruso, jau paskiepyta beveik kas antra mergaitė. Profesorė pasakė, kad pagrindiniai asmenys suteikiantys informaciją apie vakcinaciją yra gydytojai, o pagrindinė motyvacija – noras auginti sveiką vaiką ir noras pačiam būti sveiku. Situaciją Lietuvoje įvertinęs Seimo sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas dr. Antanas Matulas apgailestavo, kad mūsų šalyje trūksta sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų ir konkrečių programų įveikti ligas, sergamumas kuriomis vienas didžiausių Europoje ir kurias sėkmingai įveikia mūsų kaimynai. Kartu padėkojo Jungtinės karalystės ambasadai už forumą Infekcijos nepaiso valstybinių sienų.